Grįžtam į garažą. Šiandien vakaro planas yra išsiardyti viską iš vidaus. Tai realiai įsimsiu sėdynę, įsimsiu porankį, noriu įsimti kilimą, pažiūrėti, kas darosi pačiai. Kilimas išimtas. Kilimas kaip visas tai visai neblogas, bet va čia turim cinamono ir čia turim biškelį. Tai ką reiškia, kad grindys kažką turi įdomaus. Tai vienoje vietoje turim skylę. Čia yra latako skylė, tai tiesiog ją bus užvirinti arba sutvarkyti. Nėra baisiai, kabrikas mano buvo baisesnis. Kitoje vietoje tik taip pradėjo biškelį, bet irgi jis išveis, užsihermetins ir laikys. Padarėm inspekciją, ką radom. Prasidaužėm porą skylių. Tai turim vieną skylę šičia. Kaip ir visada ir kregždės, ir kemšaštuose šita vieta, nes yra nubėgimo vietos. Ir turim taip pat čia ir ten. Realiai nieko čia nėra baisaus. Viskas įsivirins plokštelės į vieną pusę, į antrą pusę ir viskas ledas. Tai kaip ir nenustebino, tik tai, kad reiks įsivirinti. Tai nedėsiu nedurų, nuvažiuosim čia pas kaimyną, paprašysim įvirins ir bus pasaka. Aš noriu įsimti kartu ir priekinį kilimą, kad įsiplaučiau ir viskas kvepėtų. Bet Kem 6 kūrėjai padarė taip, kad jei nori šim priekinį kilimą, turi šim panelę. O panelę imti aš tikrai nenoriu čia viską ardyti, bet jaučiu, gal ir reiks. Labai nenoriu, aišku, žinau, kad kiti pjauna. Pjauna šičia, bet aš nenoriu taip pjauti, gal giliau įpjauti. Tai nežinau, dabar apmąstymuose, ką čia man daryti. Pabandysiu biškelį pasiardyti panelės. Gal kažkaip tvarkingai. 2 hours later. Kilimo pusė čia reiškia, radau sprendimo būdą neim panelės. Taigi, ką padariau? Nusirdžiau, kiek galiu centrinės konsolės ir įsipjau viduryje už panelės kuo toliau, kad galėčiau užtraukti ir atgal paskiau sudėti. Tai atrodo taip, o mašinoje atrodo va šitaip. Užpjauta už, kur nesimatys, tada čia užsikiš ir išpjauta iki šičia. Tai realiai tas kilimo dalis susijungs, niekas nematys, niekas netrukdys, tos pusės neimsiu, nes čia tvarkinga, gražu, o čia kaip tik įsišveičiau gazo pedalą, visiškai nėra kiaura, labai nuostabu, čia irgi nėra kiaura, tai va galėsiu saloną visą įsivalyti, įsidžiovint, įsišveis čia, kur užvirins ir rami galva bus. Planas reikia pirmą išsisiurp šitas dvi dalis, ir tada su kercheriu plausim, tada plausim vėl su kercheriu ir su šampūnu, tada plausim su kercheriu ir minkštikliu ir paskutinis variantas su siurbliu, kuris traukia vandenį, dar viską su minkštikliu kvepiančiu praplausim. Bus rami galva, kad mašina kvepės ir man bus ramu, kad dugne nėra ekstra skylių. Keleivio pusės net netraukiau pusę kilimo. Jį visą susipurškiu pagrinde. Susipurškiu minkštikliu, kvepiančiu. Čia jau daug įsipurškiau. Tada kitas stepsas visą įsišveičiu, kad įsigertų normaliai. Pastovės. Ir tada su special siurbliu ištrauksiu. Ir ką turim švarų ir kvepiantį kilimą.
Na ką, jaunimas, update'as prieš naujus metus, rytoj naujakas. Norėjau dar damušt video, turėjau matuot ratus, tikrai iš jų nematuoju. Tai ratai stovi savo vietoj. Ką pasidariau? Pasidariau nematomus dalykus. Tai susivedžiau kapotą labiau, aišku, dar nieko nesimato, kol neuždėti buferiai. Tada ką turim toliau? Prie galo biškį turim daugiau progreso, susirinkau bagažinės dalis, susivedžiau pravodkę, susidėjau LED faras. Aišku, kai neturės kem 6, tai nežinojau, kad dedant LED faras, man reikės adapterių, nes yra Face'o fiškės, o mano prie Face'o. Tai čia toks dalykas. Dar vienas dalykas. Džiaugiausi, kad akumo vieta nesupuvus ar kažkas tokio. Nu tai gerai, čia įsitepiau antikorozinių, bet mes radom vis tiek skylę, va čia va radom skylę. Ir čia reikės kartu išvirint. Tai irgi plokštelę įvirinti ir susitepti viskuo. Nu tai nėra ką norėti, nenorėjau, žinau, kad nebus ledas, tas kėbulas visas, bet čia kai tokie dalykai, tai dar čia nieko tokio. Tai kaip visada, laikas man. Videosas tau, pasubscribing, parašyk kažką, susitiksim po naujako.